kviečių technologija tai yra pagrindas, tręšimai, purškimai. Tai jeigu kalbant apie veisles, tai turim kelias mūsų paletėje pagrindinės veisles, tai būtų lengvom žemėm vileika, keramika, kuri turi labai didelį derlingumą, gerus kokybinius parametrus ir tikrai gerą atsparumą ligoms. Ta pati euforija, irgi geri kokybiniai parametrai, geras atsparumas ligoms ir geras derlingumas. Artistas viena iš mūsų senesnių veislių, tai jos vienintelis minusas yra tas, kad jinai nėra labai atspari septeriozei, bet tai yra sutvarkoma su fungicidais, tačiau derlingumas yra tikrai didelis. Tai ką pastebim laukuose, tai kaip ir sakiau, reikėtų javuose taikyti tinkamą sėklos normą, tinkamą sėjos laiką. Kodėl? Sėjos laikas tai yra svarbu tam, kad neužsikrėstų miežių žemaūgiais virusu. Jeigu sėjam cheminius javus anksčiau negu rugsėjo 15 diena, tai ši tikimybė užsikrėsti tuo virusu padidėja. Tada matom laukuose juodas varpas, jau kai pradeda augalai bręsti, ir tada turi įtakos derlingumui. Žieminius kviečius auginant ir norint gauti tinkamus rezultatus, kad ūkiui atneštų pelną, reikia laikytis technologijos. Tai yra sprendimo, kurie yra būtini užauginti vienai tonai. Tai reikia paskaičiuoti, kiek vienai tonai reikia azoto, fosforo ir kalio, nes viens be kito tikrai nebus ir neužauginsime derliaus. Toliau mikro-makro elementai per lapus. Sakykime, rudeninis purškimas kartu su herbicidu numeris 1 ir Agroplius javams duoda didelį derliaus priedą rudenį. Pavasarį ankstyvas mikroelementų purškimas Agroplius javams numeris 1 KS, taip pat aktyvas, tai yra amino rūgštys, irgi suskaičiuoti dideli priedai. Toliau negalime apsieiti be herbicidų rudenį žieminiuose javuose, nes turim didelį spektrą piktžolių, todėl kad neriam, todėl kad nesilaikom sėjomainos arba taikom tiesioginę sėją. Tai šitas problemas turim išspręsti dukartiniu purškimu, tai reiškia rudenį ir pavasarį. Toliau reiktų pakalbėti apie augimo reguliatorius. Tai manau, kad javuose, kurie stabilūs išgulimams, užtenka 2 augimo stiprių reguliatorių. Tai mūsų paletėje mes naudojam Medoxtopą plus cikocelį pirmam purškimui, antram purškimui naudojam Nexa. Toliau pats pagrindas irgi technologijos yra fungicidai. Tai jeigu auginame kviečius atsiliuotus, pirmam purškimui naudojam Univok fungicidą naujos kartos, antram purškimui ant vėliavinių lapų naudojam Revistar XL paką. Jeigu kviečiai neatsiliuoti, darom atvirkščiai. Ir vieno purškimo javuose tikrai neužtenka, nes turim pirmą, tai vienas purškimas su tam tikrom ligom, tai antras ir tai trečias purškimas. Dabar apie purškimus žydėjimo metu javų nuo fuzariozės, tai žiūrim, kaip ar reikės, ar nereikės, ar bus lietaus, ar nebus. Vat, pavyzdžiui, šiemet žydėjimo metu javuose reikėjo, nes lyjo. Žieminiuose kviečiuose reikėtų nepamiršti ir insekticidų panaudojimų. Tiek rudenį, tiek pavasarį stebėti laukus ir tada, kada būna kenkėjų antplūdis, juos panaudoti. Reziumuojant galiu pasakyti, norint gauti derliaus, reikia laikytis technologijos. Kaip sakoma, ūkiškai žemė ne vagis.